Aš nekėdavau, aš pas močiutę visą kiekvieną vasarą varydavau, turėdavau dirbti, nebuvo draugų, nebuvo nei vieno. Buvo, bet kaimiečiai tokie. Tugi ir Isainis varydavo, ne? Aš šienūkį varydavau. Šienūkį būdavo, nebūdavo vaikų. Vieninteliai vaikai, kurie būdavo, karočią. Taip aš neturėjau draugų ir sutikau kažkokius vaikus, kur, žinai, mačiutė savo, eik susipažinti, būsi draugai. Ir kur murzinu veidus su tiesiog lėlės galva ir nudaužtų butelių stovi. Šiandien palibom, sako, važiuoju. Atsimenu, mane pasiėmė tas vaikas į namelį mediją. Išsitraukė cizos. Jiems 8 metai ir kiek. Jis toks žiūri mane. Ir pradėjo tos tokius nešvankius eilėraščius pasakoti. Oi, kas tik tai jos nepysa, čia vagys su vagai. Jo, senis sakėjai buvo. Oi, pas kunigą bibys gražus. Kažką tokio. Ir aš taip, aš normalus vaikas 10 metų, tipo kažką sėdžiu tam namelį medį, išlipom, blėt, užlipom ant virką ir tos gerai, iki rytojus, jo, iki rytojus, niekart nebevaidavau. Daugiau nebesusitikot, ne? Skau, močiutė mano